Mažyčiame Lančių kaime laikas tarsi sustojęs. Dabar čia visiškai tylu ir ramu. Tačiau kai kurios detalės išduoda, kad anksčiau buvo gerokai kitaip. Kadaise klestėjusi dvarą sudarė 15 pastatų, iš kurių dabar telikė griuvėsiai. Daugiau įdomiausių Lietuvos lokacijų rasite mano Contribui. Sveiki bičiuliai, tik ką pagaliau sulaukiam kalendorinio pavasario, kuris reiškia ir aktyvesnę kelionių po Lietuvą sezono pradžią. Tai šį kartą sveikinuosi iš Panevėžio rajono, kur vykstu į vieną dvarą su įdomia istorija. Tai nieko nelaukdami keliaujam. Nepamirškit užsiprenumeruoti kanalo, paspausti laikančio vaizdo įrašo ir keliaujam į naują epizodą. Vietos žmonių Alančiais vadinamas kaimas įsikūręs mažiau nei 30 km atstumu nuo Panevėžio. Anksčiau ši vietovė buvo laikoma ypač atokia ir pasiekiama vos pravažiuojamais žvyrkeliais. O dabar visai šalia skrieja tūkstančiai mašinų, Vilnių ir Panevėžį jungiančių greitkelių. Taigi atvykau į Alantės arba Alančių dar vadinamą kaimą, kur vaizdas šiuo metu yra gana kuklus, bet kadaise čia veikia didelis ir gražus dvaras, kuris buvo vienas didžiausių dvarų ne tik visoje Aukštaitijoje, bet ir apskritai visoje Lietuvoje. Liūdniausia istorijos dalis yra ta, kad sovietinės okupacijos metais labai greitai dvaro pastatai pradėjo nykti ir šiuo metu turim tokį gana liūdną vaizdelį. Taip pat Alančių dvaras buvo įkurtas 16 amžiui ir jis sudarė iš viso 15 pastatų. Šiuo metu yra išlikę tik tai keli ir čia matosi, kas buvo iš kadaise gražaus ir išpuoselėto didelio gražaus parko. Tai va, šiuo metu situacija yra tokia ir keliaujam prie pat pagrindinio dvaro pastato. Štai ir pagrindiniai Alančių dvaro rūmai. Tai matosi, kad tikrai įspūdingas statinys ir kadaise tikrai jis atrodė labai didingai. Na, dabar kiek skaičiau, prieš kelis metus pasikeitė pastato savininkai, kurie po truputį pradeda visą šitą struktūrą gaivinti, tai tikėkime, kad greitai galėsim pasidžiaugti atnaujintais rūmais. Ką, keliaujam gal į vidų, apsidairysim iš arčiau. Tik taip liko sienos, tai likusios nėra nei lubų, nei langų, nieko jau senai. Pirmas aukštas apaugęs jų šabakštynais, tai nelabai čia kur ir praeit galima, o antrą aukštą visai nebėra, tai čia labai daug erdvės ir nėra prasieiti, tai iš toliau galima apžiūrėti ir įvertinti visą šitą grožį. Šio epizodo partneris pirmoji užkandžių prenumerata Sneki. Su Sneki kiekvieną mėnesį gaunate vis naujos šalies gardžiausių užkandžių dėžę su neatrastais pasaulio skoniais. Kiekvienoje dėžėje rasite unikalių tos šalies užkandžių, kurie padės pažinti šalis, iš kurių atkeliauja skanėstai. Daugiau informacijos apie užkandžių dėžes, prenumeratų lygius ir siūlomas akcijas rasite interneto svetainėje sneki.lt. Skirtingais laikotarpiais dvaro pastatuose veikia kolūkis, pradinė mokykla, kultūros namai, šokių salė.
Dvaro ansamblio pastatus puošė didelis, beveik 15 hektarų ploto parkas, pro kurį tekėjo Alantos upelis. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dvaro savininkai keitėsi. Kaip keitėsi ir planai, ką čia galima nuveikti, rekonstravus pastatus. Buvo kalbų apie viešbutį, muziejų ar spa centrą. Aplink yra dar keli pastatai, matosi vienas jau taip gana neblogai atnaujinamas, bet kiti dar laukia savo eilės. Aišku, galima tik įsivaizduoti, kaip gražiai turėjo atrodyti visas šitas parkelis, nes matosi ir upelis čiurlena, ir medžių daug, tai ko gero visai jauku čia buvo tais laikais. Tai ką, tokie mano įspūdžiai iš trumpo apsilankimo Alančių dvare. Belieka laukti, kol dvaras atgims ir vėl džiugins visus lankytojus. Tai ką, iki kitų susitikimų ir pasimatysim netrukus kitose Kelionių po Lietuvą epizoduose. Iki!